vadinasi žaislai ir žaidimai. Žaidėm čia 2 savaitės, visai kaip galvojom, kūrėm, žaidimų prigalvojom, ten galima atsisėsti pažaisti, jau kas matėte, staliukas paruoštas ir taip toliau. Dalyvavo 20 kūrėjų iš visos Lietuvos ir viena menininkė iš Amerikos. Gintė iš Vilniaus, Rūta iš Amerikos, Onutė iš Vilniaus, Raimonda, jos skulptūros yra viduje, Robertas, toliau Jonas, Pirmantas, Valiušis, Vytautas, Genutė, Rūta, Jurga. Dabar norėčiau aptarti tiesiog trumpai, ką mes čia nuveikėm, tiesiog ataskaitą. Išdegėm 2 juodos keramikos krosnis pilnas iki viršaus ir išdegėm 2 raugo krosneles. Ir dar tik tai beliko dabar rugsėje susirinkti ir išdegti ir pabandyti aukštaklius. Vis mes ją eksperimentuojam ir bandom ir tuos darbus tiesiog tada jau beliks į parodas vežti ir katalogą kurti. Kas tarneka per dvarelį Tikrai nuostabi, manau, buvo šventė. Teko man pravažiuoti keletą sykių ir aš visą laiką matydavau čia didžiulį judėjimą. Žmonių apgultis, kažką dirba, kažkas rūksta, peti, reiškia dirba. Labai malonu, kad šitas visas Linos suorganizuotas, vadinčiau aš jį sambūriu, jau 13, tai matyt jisai bus ir 14, ir 15, ir vėlesni. Daugiausia, aš manau, tai Linos iniciatyva šitie visi darbai vyksta. Aš norėčiau ją pasveikinti, palinkėti jai kantrybės ir toliau taip pat darbuotis. Molėtai, menas, molis, viskas čia dera po šituo tokiu aukštaitišku dangumi, kada, kur sakoma, arčiausiai dangus, vandenys ir žemė. Tai aš linkėčiau šitam tokiam meniškam kaimui didelės sėkmės, o visiems dalyviams po leidį. Ačiū labai. 13 metų brandinama ir puoselėjama ir auganti idėja, dabar jau nebe idėja, o aš manau, kad labai gražus, išskleidė savo sparnus ir turinį, didelis darbas, subūręs ne tik tai kūrybingus, kuriančius meniškus žmonės, bet aš manau, kad subrandino čia prie Bebruso ežero ar toliau nuo to ežero, subrandino kampelį, dar vieną Lietuvoje kampelį, kuriame alsuoja ne tik tai kūryba, čia yra intelektas, čia yra mąstymo kultūra, čia yra apskritai naujo bendravimo, kurio labai reikia mūsų žmonėms ir tokių kampelių gaivinti Lietuvoje. O dabar noriu pristatyti kolekciją, kaip sakyti. Buvo tokia idėja, kad sukurti ne tik tai darbus parodai, bet ir kažką kolekciją iš Švilpynės. Tai vat kiekvienas, ką sugalvojo, čia dar jos ne visas, nes kai kurios dar yra nedegtos, mes jų čia nedėjom. Bet kurios išdegtos, žodžiu, bus tokia šiuolaikinė Švilpynė kolekcija. Kiekvieno autorius savaip suprasta ir padaryta ta švilpinėlė. Visas švilpia, galima bus pabandyti atsargiai.